Drėgmės va yra, bet vanduo jau nebėga. Laikrodis kabo. Prigrybavau. Ne raketų mokslas. Opa. Rozetė neveikia. Sveiki žiūrovai. Tai vėl savaitgalis ir vėl atvažiavom į garažą. Tai šiandien planuojam pasidaryti truputį elektros darbų, rozečių. Dar kažką gal smulkmenėlę kokią kitą. Tai va, pas savaitę garaže aš nebuvau. Tai tėtis sakė, dar vandens sėmė duobėj. Bet dabar kaip ir vaizdas jau čia neblogas. Vanduo jau nebėga, sniegas nutirpo. O, drėgmės va yra, bet vanduo jau nebėga. Siena, aišku, dar šlapia pati matosi. Tai turbūt reikės, kai jau bus šilta, pasibetonuot laukienolydį. Ir užsidėti prilydamą dangą. Aš manau, kad turėtų pagelbėt. Iš vidaus tai, sakiau, turbūt tikrai nieko netepsim, nes aš kaip abejoju, kad šitie dalykai veikia. Vis tiek kažkur tas vanduo prasisunks, tai čia ir pačias grindis turbūt tepti reikėtų. Žodžiu, turbūt ne variantas. Tai va, keliaujam atgal į viršų. Tai va, nusipirkom rozečių senukose po pitaką. 3 po 3. Tai, sakėm, reikia pasidaryti čia keletą rozečių ir kažkur anoj pusėj dar. Bandysim po truputį vedžiotis elektrą. Tėtis kabina laikrodį. Laikrodis kabo. Garažinis. Nu va, jau beveik kaip namie čia. Laikrodukas yra. Tai va, laukiam atšilimo normalaus ir, sakėm, plyteles klijuosim vis dėlto ant grindų. Nieko čia nedažysim, nieko nedarysim. Padarysim plyteles. Ką, po biškį einam žiūrėti, kaip čia tą elektrą pasidėliot. Jau, elektrą vesim nuo skydinės. Čia. Tada darysis čia rozetę už tų tumbačkų. Tada eis aplinkui iki stalo. Ir čia darysis viena rozetė. Ir čia darysis viena rozetė. Tai gręžimo staklėmis įjungt bus. Ir įrankiam kitiem. Plius dar čia siurblys šitam kampe stovės. Tai va, dar siurblys įsijungt turės. Va šitą va daiktą irgi norisi pasikeisti. Aišku, jis dabar čia užblombotas, tai reikės pagalvot, kai atšils. Nes jeigu tu jo neišjungi, tai skaitliukas tiesiog zirzia. Tai net nežinau, ar čia skaitliuko problema. Žodžiu, kabel kanalą į kampą lubų dėsim, bus gerai. Dar paskui čia statysim turbiną, kur šitą ventiliaciją darysim ištraukimą. Tokį, kad galima būtų virš stalo kažkur pasikabint, kad ar pavirinė, ar kažką, kad nekvėpuot tais dūmais. Ir ką, vėl imam standartinius varžtus. Turbūt kabel kanalų trūks. 2 pritvirtinau jau. Va taip į kampą. Dabar eis rozetė. Čia į apačią, tai paskirstymo dėžutę turbūt čia reikia įsidėti šitoj vietoj.
Ir gavau taburetę. Bet sieną pradžiai turbūt reikia atsitraukti tas tumbačkas iš čia. Ką aš ten sakiau, įsidėti reikia paskirstymo dėžutę, nusivesti rozetę laidą ir apeiti va čia va aplink ir pasidaryti čia 2 taškus. Iš tikrųjų šilta jau ir su motociklu galima išlėkti, bet dar pakentėsiu savaitėlę, sakiau. Paskui jau reikės kažkur tikrai pavažiuoti, pasivažinėti. Tai bus ir su motociklu kontento. Nuo ko ir pradėjau iš tikrųjų savo kanalą. Tai pradžiai pradėjau nuo motociklo. Tai jisai niekur nedingo. Ant tų tumbačkų ratukus prisuksim. O kai bus šilta, sakiau, reikės jas nudažyti. Kokia pilka spalva. Nes kaip ir fainai su stalčiais jas tokias, kad ir senos, bet biškį atnaujinus, turėtų būti visai neblogai. Gaila išmest. Nes paskui vis tiek reikės kažką pirkti. Tai va, dabar reikia pasitart, kur čia tas rozetės darom. Pirmas. Paskirstymo dėžutę reikia įsidėti. Nu va, paskirstymo dėžutę prisukau. Tai dabar čia reikia kabel kanalą atsivesti ir prisukti rozetę. Tai sakė, eina groteles iš lauko pritaisyti ventiliacijos. O aš toliau tęsiu elektros darbus. Ščiuką, tvarkingai. Nu va, ir būsiu blogai prisisukęs rozetę. Reikėjo pradžiai su gulšiuku pasižymėti liniją, o paskui sukt. Dabar teks nuimti, kaip gerai medinės sienos kreivai prisukau. Tiksliau blogai prisukau, atsukau, patraukiau ir labai greitai viskas pasitaisė. Būt betonė siena būtų reikėjo vėl gręžti per naujo. Toks geras oras laukia, iškart ir darbinė nuotaika kitokia. Neskubi sau palengva. Nu va. Pirma rozetė yra. Dabar keliausim toliau aplink. Ir čia prisitvirtinsim kabel kanaliukus. Nu va, iki kampo dasukau jau. 3 ratukai susisukau. Tėtis ratukus ant spintelių, sakė, prisuks dabar. Ir čia turbūt reikia atsipjaut bruselę, ne? Ar prisisuks ją? Ne, neprisisuka. Neprisisuka, ne? Čia reikės kažką pasigaminti, vadinasi. Arba nusiimt va šitą. Va. Kažis nelabai čia reikalingas, turbūt. Nusiimt šitą. Aš prie elektros einu kol kas. Šiandien mano čia tikslas. Tai turiu tik tai vieną likusį kabel kanalą. Reikės kitą kartą dapirkti ir uždėti. Tai laidą kol kas vis tiek pavyks pravesti, prisikabinti su izoliacija ir reikės kabel kanalą. Bandymas išardyti seną techniką. Su vienim prikal. Technologija. Nu va, problema išspręsta.
Nereikia čia nieko gimdyti. Bum ratukai užsideda ir važinėja. Paskui stalčiukai ištraukti reikės, tai su visą spintelį ištrauksi iš po stalo. Gerai. Einu toliau prisisukinėti dalykus ir tada pafilmuosiu. Pasisukinėjau kabel kanalu. Tai vat. Čia vat trūksta iki dėžutės. Nuo dėžutės iki rozetės. Ir čia vat nuo dėžutės iki rozetės trūksta. Nebuvom skaičiavę, tai dar kiek namie radau, pasiėmiau. Tai plius dar čia kažkiek reikės gabaliukų, kad gražiai atsivest. Nu, bet jau šiandien tiesiog laidus atvesim iki rozetės ir paskui tą kanaliuką tiesiog užkišim turbūt. Ir prisuksim. Ir kišim laidą. Benka čia bėda. Tai va bus rozetės čia, rozetės ten ir čia. Kol kas. Prie spintelių darbai irgi eina. Viena jau padaryta. Ai, žiūrėk, nevažiuoja. Nu ką čia per tokį betoną dabar? Per tokį betoną čia labai lengvai ir nevažinės, bet kai bus plytelės sudėtos, tai bus pats tas turbūt. Na, dar gražiai nudažyt ir bus kaip naujos. Nu, va, parsivedžiojam laido ir pabiškį jungiam rozetes. Tai šitą vieną jungiam. Dar reikės paskirstimo dėžutai susijunginės. Tai visai taip gražiai gan gavosi. Tinka čia ta ruda spalva. Čia va kabel kanalo trūksta, tai ant sekančio karto reikės nusipirkti. Čia taip pat baigęs ir kabelis va toks. Tieks dėt va tokį. Irgi 2,5 kvadrato. Tik tiek, kad su dvigubo izoliacija prigrybavau rozetę. Galvoju, taip neturi būti. Prisukau čia va kampuose. O esmė tame, kad visi šitie ant fiksatorių laikosi. Ir pasirodo, kad reikės per čia sukti. Kaip čia nepagalvojau. Nu, bet geriau dabar negu niekada. Tai va dabar turėtų laikytis. Tai reikės persukti ir va šitą rozetę. Kad taip va nebūtų. Gyveni ir mokaisi. Na va, rozetės pasibaigiam. Tai va, atrodo viskas dabar kol kas taip. Kabel kanalų dar čia trūksta. Čia irgi trūksta. Baigėsi plokščias kabelis, teko panaudoti kitą kabelį. Dar nebandėm, ar veikia rozetės. Reikia pabandyti, ar veikia. Veikia. Ne raketų mokslas. Spintelės irgi gavo ratukus. Dar su ventiliacijom reikės biškutį padirbėti. Paskiau bandysiu gal atspausdinti kažkokius dangtelius, kad galėtum, kai nori uždaryti, kai nori atsidarai. Kažką reikia pabandyti paburti šitoj vietoj. Tai va, nežinau, ką čia šiandien parodyti daugiau. Nėra ką parodyti. Toks lengvas, paprastas savaitgalis. Minimaliai padaryta darbų. Tai va, truputį oras šyla. Galima bus kažkada ir prie tų grindų prieiti. Ir pasidaryti pagaliau garažę tvarką. Betonavimus tos reikėtų pasidaryti. Nuolydį pasibetonuoti. Nes va tokie va visokie va plyšiai, trūkimai asfalto. Jų čia yra ne vienas. Ir tas vanduo po to ir sunkėsi į vidų. Puiki proga išbandyti steklytės. Bet reikia prasigręžti skylę su tokiu.
būtent va šitam vamzdukui. Iš kitos pusės reikia uždėti groteles iš lauko. Gal rozetė neveikia? Opa. Rozetė neveikia. Va taip ir būna. Va. Net prisukti laidai. Originaliai. Tiesiog. Čia. Tiesiog originaliai. Va. Neprisukta. Nepriveršta, žodžiu. Ten jau sutvarkiau. Turi veikti. Tai yra, iš karto persižiūrim rozetę. Kažkaip keistai čia šiandien viskas eina. Užsidėsim tas groteles iš lauko turbūt ir keliausim. Test drive'as numeris 2. O čia specialiai iš šitą vietą įkišiu. Ir veikia. Va taip va reikia žiūrėti, pasitikrinti viską. Matyt, padaryta, kad iš kur nori galit, prie kurio nori tvirtinti, tiesiog ir visi palaidi buvo. Ten tai atsisukinėjau, atsipalaidavau. Nu, žodžiu, vienur prisukta, o kitur neprisukta, o taip. Kietas plienas. Nu jo, šitas su bulgarkiai nelabai čia nori imti. Ai, reikia dabar persimės. Kaži, ir čia šitas daiktas ims jį? Reiks stipriai užveršt, vadinasi. Nu va, pabandėm prisiveršt su rakteliais tokiais. Kokie čia rakteliai turi būti, aš nesuprantu. Čia va skylutės yra. Va šitame dalyke. Bet komplekte nieko kažko tokio nebuvo. Su ranka, ta prasme, užverštai neužsiveržys. Šitas jau nusidrožęs labai. Biškiai su bulgarkė patrinėm. Nesimato čia turbūt. Labai slidus buvo. Gal dabar bus geriau? Ir dar vienas testas. Išvalėm visą patroną su spiritu, nes galvojom, gal tepalų kokių yra gamykliškai. Ir bandysim toliau grąžti. Dar biškiai sušiaušiau patį kūginį grąžtą su bulgarkė. Gal dabar jau bus geriau. Kliuvo užtumą tavai. Sugalvojau, reik varžtų. Prisukčiau. Žinai, ką reikia. Įtariu, teks pasiduot. Šiaip viskas būtų gerai, bet, nu, nelabai čia matosi. Kabinasi va šitie, už va šitų va vietų, už tų langelių. Nu, žodžiu, nepaė. Nu, išgręžtų, bet tai, kad čia varg dabar gadint. Aš šiaip grąžtas neprasisuka, reiškia, biškį sušiaušti reikėjo grąžtą patį. Ir išvalyti patroną. Šiaip gręžimo staklės tikrai geras, fainai. Galingos, redukcija dar įsijungia, tai tikrai viskas gerai, tik tiek, kad, nu, netinkama detalė, netinkamai gręžiam. Nes tėva kabinosi grinai už to kvadračiuko ten kiauro. A tai ką, nieko. Išpjovėm su bulgarkė, kaip ir dažnai būna. Tai va, dabar sutrumpinam tą vamzdį.
Pečius, aišku, dar pečių reikės ateiti į kitą vietą statyti. Uždėjom dar gratelės tokiai. Čia kur gręžim. Dabar tvarkingiau atrodo. Tai ką šiandien tiek. O gal kitą savaitgalį jau kažką įdomiau padarysim. Gal ir nepadarysim. Bus matyt. Nu, bet serialas čia nesibaigė garažo. Taip kad bus dar tų serijų ir daugiau. Ačiū, kad žiūrėjot. Kas žiūrėjo nauji žiūrovai, tai nepamirškit pasižiūrėti nuo pirmos serijos. Yra mano kanale. Paspauskit laiką, parašykit komentarą būtinai. Smagu padiskutuoti su jumis. Na ir iki sekančio karto.